Живем волков. Сейчас все придут. Волки. Идут. Идут волки. Никуда не уходи из круга. Petrai, sakyk, prašom, kaip tu save matai šiai dienai? Nu, matau save kaip sapne kartais. Aš galvoju, kad sapnuoju. Aš negalvoju, kad čia taip vyksta viskas. Čia iš tikrųjų vyksta sapnas tas mūsų. Jeigu pagal kitus pasaulius, pavyzdžiui, žiūrint pagal tuos nematomus pasaulius, nežinau. Tai iš tikrųjų tokio laiko nebėra. Laikas, nes viskas pasisuko į priekį. Ir mums atrodo, kad ir vasara paėjo į priekį. Dabar jau pagal viską turi būti ruduo, pagal bites, pagal gamtą, pagal gandrus mėnų pasisuko. Todėl mes sunku taip save suprasti tą tikrovę. Tai geriau mes paliekam save sapne, bet geram sapne. Į blogą sapną neinam. Nežinai, blogam sapne, blogos pasiekmės. Gerai. Klausimai, kuriuos tau jau atsibodo atsakinėti. Nėra tų klausimų, ne vieną kartą neatsibosta, ypatingai vaikam, nes vaikų tėvai turi atsakyti, nes dėl to vaikas auga. Tai gali kiek nori tų klausimų, tą pačią klausimą, kiekvieną minutę galiu užduoti, aš tau sakysiu, kantrybės turiu tam dalykui. Neatsibosta man klausimai. Neatsibosta. Ne, nėra tokio atsibodimo. Dalykai, kurių tavęs niekas niekada neklausė, bet kurių norėtumėt, kad paklaustų. Nu, tokių dalykų, kad nepaklaustų, kartais atvažiuoja žmonės, kurie kažko jie nori, bet neklausia, kaip tai padaryti. Jei žmogus nori kažką, pasiekti kažką tai, kažkur eina, padaro tas įėjimas į gamtą, miško terapiją, jie galvoja daryti tą miško terapiją, bet jie neskiria medžių. Ir jie manęs nepaklausė, ateina lyg tai mokytis, ir aš negaliu jam paaiškinti, nes jie nieko nepažįsta. Ir taip gaila, kad jie neužduoda klausimų, ar tai pavyks. Dažniausiai žmonės nori, kad viskas už juos būtų padaryta. Ne, jie sugalvoja, arba kur išgirsta, bet jie nežinau, kiek pastangų, arba kiek pojūčių reikia dėti bet kokį tokį darbą. Čia reikia jausti aplinką, mišką, tada gali kažką daryti, bet tu iš knygos paskaitysi, atsigulkit po tuo medžiu, paskaitysiu, ką jums daryti ir išeis, nes čia ne tas medis bus ir ne ta mintis bus po tuo medžiu. Daugia kaikinkas ar tenai ir pasiekmės liūdnus, taip kad reikia pirmiausia išjausti aplinką, tada su ją dirbti. Sakyk, kaip dažnai pas tavęs atvažiuoja į tą miško terapiją? Nu, atvažiuoja įvairiais būdais, atvažiuoja iš visur, daugiau į miško terapiją, ar kiti atvažiuoja į tą, daugiau aš labai tą mūsų tą senovę, tą senąją, ne dabartinę senovę, kur skaitosi prieš 100 metų. Aš prieš 100 metų žinau, kas buvo, nes čia žmonės gyveno prieš 100 metų, aš prieš 200 šito vietų žinau, kas buvo. Nes čia gyveno žmogus 905 metų, jis jau čia gimė, jo tėvas buvo 800 ir aš visą tai man pasakoju. Ir aš čia viską tai žinau net ne iš istorijos, iš tai, ką jie valgė, kaip jie gyveno, kaip jie sunkiai vasaros tokių lietingos buvo, galiu ką jie maitinosi, kas buvo labai svarbu, kokios bijojau, tai va aš tą galiu papasakoti, bet man įdomiau dar kas prieš 1000 metų buvo. O dar toliau, šiandien buvo ant tokio, kur 7000 metų. Ir aš noriu suprasti, kaip tai viskas vyksta, nes viskas lieka šioje žemėje ir ta informacija viduje, net ateit gali per tą sapną, per kažkokį pojūtį, kas čia buvo, kur šitoje vietoje, kur akmenys, mes nežinau, kažkokia buvo gal šventyklas, kai sakė, Perkūnų, mes nežinom, bet tie akmenys šitoje čia daug akmenų ir ta vieta visada kažką davė žmonėms, čia kiną rodė, kultūrnamiste ir viskas išliko, čia visada buvo žmonės. Ir aš atėjau čia vienai žiemai, o pasilikau 30 metų.
Kas yra gėris? Nu, gėris, kaip kai supranta, yra kosminis gėris, nedaryk to, kas nepatinka tau, bet iš tikrųjų yra gėriai tokie, kur yra taisyklės, gamtos taisyklės. Ten. Yra, kur, pavyzdžiui, neim daugiau negu tau reikia. Atiduok, kai žmogus prašo, jie turi ką atiduoti. Tai va, tas yra gėris, skaičiau. Gėris tam, kad užjaus svarbiausia. Ir dabar svarbiausias dalykas ir mums visiems pats svarbiausias - kolektyvinė sąmonė, kur dingo. Dingo kolektyvinė sąmonė. Jei jos nebebus, mes po vieną čia ištirpsim ir mūsų nebebus šio žemėje. Ateis kita tauta, bet iš pradžių jis viską naikys ir ta žemė nieko nereikš, suprantat? Suprantu, bet kaip tai pakeisti? Tai jeigu sueitų visi tą kolektyvinį sąmonį, kad viens už kitą, kad už tą teritoriją, už kažką tai, kažkas meilį teritorijai, žemėj, aplinkai, kur mes gyvenam, gal dabar ta banga jaunimo ateis, nes jau eina, nes todėl, kad kitaip fabriką žemė negalim sukurti, mes sukūrėm fabriką visi. Ir viską įmam ne dėl to, kad išgyventum, dėl to, kad pramogą kažką sukurt, pasivyti kažką, tai kažką įrodyti. Kas yra charizma? Nu čia man charizma tai yra klausimas toks man labai sunkus, ne tų laikų žodis. Ne? Tai man tik tai paprasčiau sakyk. Kaip tu supranti tą charizmą? Kas kai tai per žodis? Prie žmogaus ir nesupranti ką, ir tu sakai, va, jis turi tą charizmą, dabar toks kažkoks tai jo, tas charizmas, kai tu įtraukia žmogus, tai čia yra ypatingas dabar šių laikų tema, nes jeigu žmogus, kuris iš tikrųjų, anksčiau tai buvo jie visi vienodai pas mes, visi kažką suprato, dabar kai jie pasiskirsti į tuos lomus, į aukštumas, yra žmonės, kur sėdėti šalia negali. O masažistai jiems daro masažus. Tai jie vaikščioja, kai masažistai, jie paskui nepaina, paskui pradeda sirgti. O tai faktiškai žmogus, kur tave traukia, apkabyti nori, pabūti su juo ir taip tokių žmonių būtų, todėl kad kažkas trauką turi jungti. Tas žmogus įjungia Indijoje, jis jungia, ateina žmogus kažkoks prie kaimo gyvena ir sėdi, atneš maž valgyti, ten pasišneško ir visi eina įtraukia. Suprantat? Nu, kaip Lietuvoje buvo Stanislavas, toksai, žinau, aš pas jį nebuvo, bet kiek girdėjau, jis traukia. Yra žmonės, kur pritraukia, jie nieko nereiškia, bet jie traukia, visi eina pas jį. Nors tokį laikau, bet kažkiek tai yra, kažkas jie traukia juos kažką, visokių plaukų. Bet tu charizmatiškas, tu tai žinai. Nu, aš nesigilinu, bet ateina visokių plaukų, net įdomu. Kokiomis aplinkybėmis gimei? Gimiau tai labai keistomis. Taip, mano brolius šaukė, kad gandras atneštų mane. Sakydavo, atnešk vaikus, neši gandrai tais laikais. Ir atskridau, kad mane parvežė iš ligonės, bet atskridau juodas garnas. Čia ženklas yra, juodų mažai yra, raudonų knygų, ir tada jau buvo mažai, miškų gandras. Ir tada aš jį mačiau, dabar kiek sutinku antrą, tai manęs atnešė ir aš ne baltasis, ten misnis gandras. Tai aš tą mistika tikriausiai atėjau šį pasaulį. Ryškus prisiminimai iš laikų iki mokyklos. Ryškus, kada tą knygą parašiau tokią, takas į Šventą Girią ten rašiau, kada medžiai atrodė iki dangaus. Supranti? Ir vasarą nesibaigdavo niekada. Jei be būtume taip gyventų, žiema ilga per langą, bet va tą vasarą, atrodo, kad vasara tokia ilga, kad visas mūsų dabar gyvenimas. Kas įsiminė mokykloje? Nu, mokyklos, kaip visada buvo, man nelabai ten buvo, susitikimas su draugais, bet aš tai į mokslus mes vis tinginiai buvom. Dabar tai kita yra viskas, o taip tingėjimas. Daugiau man mokslas per pojūčius, per gamtą, ėjau taip aš ką žinau. Nu, kaip laukinis vaikas jis sunku išmokyti. Jo, sekasi blogai tokiems vaikams. Ne, jiems sekasi neblogai, bet jie nenori to, supranti, daug ko nenori, nes jiems nereikia tų skaitus jiems gyvenime. Nu, gal gerai, jei būčiau mokinęs, nebūčiau papuolęs tokius įvykius, nepuolęs pamyro gyvenimą, kalnų nebūčiau. Nu, aš nesiskundžiu nieko, kas vyksta, tai jam to reikia. Taip.
kad sužinotum, kas yra ištikimybė, turi laikyti vokiečių aviganį. Taip yra sakoma. Sutinki? Nu, ne, šunų pasaulis yra 3 pasauliai - gyvūnų, žmonių ir dvasių. Aha. Ir gyvūnų pasaulis yra gyvūnų, ir mes jų ištikimybės tokios nėra. Tuom pačiam aviganiu paleis 2 aviganius ir tai už tavo meilę išbėgs į miškus, nepagausi jų. Mes net neklausys, o mes galvom, kad meilį. Ir tavo meilį per sekundę. Jie tokį supranta. Jie tegu išbraukia iš tai. Gerai. O mes dabar kalbėsime apie tavo vilkus. Sakyk, kaip su ištikimybė su vilkais? Su vilkais labai pastoviai kiekvieną sekundę vilkiai seka savo vilką. Ir jeigu vilką, o kitos nori nuviliot, supranti, nuviliot, ir ta vilkė iškart jį papjaus tą vilkę, už tai, kad jie jau vilioja, nes ateina ruja kvapas ir jos trinasi prie jų. Jeigu suvilioja jo vilką ir įsiveda tą vilką ir lieka viena, tai tu įsivaizduoji, visas dėmesys yra vilkės akiratui. Vilkas gali nukrypti, gali išeiti kažkur, tai neįsipareigojimus įkelti į kaimą nuvėti pas kokią šunį, paskalę kažkokią, tai visai jam tai nerūpi per daug. Nors rūpi vaikus augyti, bet svarbiausia vilkiai. Vilkiai net, pavyzdžiui, į urvą, kada būna vilkiuką, neįleidžia vilkų, nepatikė. Kada jie paauga, tada rodo dantis, panašiai maistą padėk, paskui kada paauga, jau gali jūs žaisti, bet su mažiukas jie tik viena. Ir vilkiai tik moka vilkučius pernešti kitą vietą reikia, dantyse, o vilkas neneša, nes nemoka. Nes, pavyzdžiui, čempionate nešta ant rankų vaiką, moteris laimėtų 1 vietą, vyrai išlaikytos vilkai. Ar vilkai mėgsta saldų maistą? Saldų maistą, medų, jie valgo, uogas valgo, ėdak, sakysim, tie valgo tai žmonės. O taip jie blynus mėgsta, ant taukų keptus, ne ant aliejaus, bet ant taukų. Arbūzus, salduminus jie mėgsta, bet saldai negali, bet tik tai ribotai. Daug jie nevalgys, jie duosi. Ar vilkai gali nužudyti mešką? Nu, situacija. Jeigu situacija tokia, meška žymiai stipresnė, kiek tų vilkų yra. Jei klausimas taptų toksai gyvybei, nėra maisto, susitiktų vilkų kompanija ir meška. Tada jei nesuėsi jų, tai tu vėl meškos, tada jie tą pasiektų. Bet jeigu būtų meškiukas mažiukas, meška ir tada ir neskaitytų, dingtų visą tai vilkų įnešis, tada nugalėtų meška. Čia pagal situaciją. Gerai. Ar vilkas gali būti naminis gyvūnas? Ne, vilkas, jei būtų galėjęs, būtų jis neįtapęs juo, niekada vilkas netarnau žmogui, už tai, kad jis yra laisvė, yra aukščiausia laisvė. Tas, jei pas mus būtų aukščiausia laisvė tavo gyvenime, kaip Mongolijoje, Mongolai, sako, mokina, universitetus baigia, ir jis neprašo atostogų, sako, aš joju pas brolį. Neklausė, daug, kad man reikia, jam reikia jūt pas brolį. Ir jis išjoja, kada grįž, gal po metų grįž. Ta laisvė, vidinė laisvė tai yra pas vilką. Jie niekada ne, per vieną tokie, kiek turiu vilkų,ėdom mišką, mes daug filmų, kuriems su jais. Ir va tik vienas momentas, tas lūžis vilkas, tik išėjo, 2 dienas grįžo į tą laisvę ir gali nebegrįžti. Tave gali žinot, bet jis tik pasiduoda tam, kada jauniklis vilkas visada bus su mumis, bet kada jau subręsta, jis ieško poros, šeima ir viskas dings draugystė. Supratau. Kaip organizuojama vilkų gauja? Nu, tai pirmiausia prasideda nuo to, kada susitinka vilkai, daugiausia jie nesiporuoja, kaip ir žmonės, toj pačioj vadoj būna ta pati vada, nes ta pati vada yra, kita vibracija, ta pati meilės nėra. Jei šeima auga už tai gamtos sutverta, šeima gyvena, normalūs žmonės neturi šeimos sukurto šeimoje. Nes yra genetika. Ir pas vilkus lygiai tas pats. Vilkas nesidaugina su savo tom vilkėm, kur šeimoje. Jos vilkės išeina kažkur, iš kitos šeimos pasiima, susikora pora, užima kažkokią teritoriją, kaip tai supręsta. Ir paskui ta šeima turi 1 metų vaikus, 2 mečiai, 3 metais jau turi vaikus, jie patys jau šeima. Jie gali pažinti savo tokius giminę šartimai, bet pas mus, kaip pas mus, tai jie nėra tokius 7 vilkai, 8, ten 5-20 nėra tokių gaujų, kaip Rusijoje, kaip Kanadoje. Teritorijos jos labai svarbios, yra net, kad pas mus ta pasienio zona, buferinė juosta, žvėrys ten būna, nes nei vienas vilkai neina į tą buferinę zoną, nes kas ateis papjaus, kad sužvėjimas į kitą teritoriją, į maisto teritoriją, tai tas išlikimas yra teritorinis, labai svarbus pas vilkus, kaip pas žmonės. Kiekvienas teritorija turi ieško laisvų, o taip tu neužimsi kitos, nebent per karą, per kažką tai atimti iš jų. Ar yra vilkų gaujos įstatymai?
Nu, tu kaip ir papasakoji, ne. Nu, tai yra įstatymai, kad, va, pavyzdžiui, vilkas neės prie tų vaikų, kol vilkį neleis, ir ta vilkė kontroliuoja vilką. Ir gaujos įstatymas dar kitoks yra, kad jie nepripažins net į motinos, jeigu yra jau kai skaitosi ruja vyksta, ir atėjo, pavyzdžiui, motina kažkur kitur gyveno, žuvo jos tas vilkas, tas tėvas, ir ta ateina pas motiną, jau tas vilkas yra svetimas, ir ta duktė gali papjauti tą motiną už tai, kad jie atėjo jo šeimą. Ir gali tą vyrą paimti vilką, nes yra ten išlikimas, todėl kad kas tos vaikus matyti, pirmas klausimas. Jei dvi vilkės pasims vieną vilką, kas tam neš maistą? Nupranti, nėra kam neš maisto, o jeigu jis žindo vaikus, jis iš rūvo neina, jis negalės prasinešti maisto, o vilkas praneša kaip vyrai, turi pranešti maistą namo. Atsakingi už maistą. Kaip tapti gaujos vadu? Tai čia gaujos vadu yra pirmiausia tas, kad jau ta tėvai ir vaikai ir visa ta šeima eina, jis jau tampa pagal tą aukštumą, žinai, pagal stiprumą. Paskui, kada jau jie keičiasi, pas mus tokių didelių gaujų nėra, bet tai, kada keičiasi visą jų sistemą, kaip skaitus, nauja gauja formuojasi, jauni vilkai susitinka ir kas stipriausias, pasiima tą vilkę stipriausią. Suprantate, ten jis silpnesnė jiems, gražiausia. Pavyzdžiui, kaip yra, skaitosi, ruja šventas dalykas. Tai skaitosi, kas stipresnis pasiima geriausią. Kaip iššaukiuose būdavo, seniau, tais laikais pasiimdavo pačią geriausią. Už tai, kad jis stipriausias, jis turi teisę pasirinkti. Dabar elniai tą patarų. Žmonės lygiai taip darė, anksčiau darė, dabar jau taip nedaro, nes, pavyzdžiui, anksčiau, prieš tiek tai metų, aš, pavyzdžiui, aš bėgau 10 km iššaukius pas mergas, taip sakydavau. Dabar jau pasikeitė situacija, kaimynai gyvena, sako, užeik šiandien vakarė, sako, kad laiko neturiu. Supranti, pasikeitė, tas žmonių samprotavis energija pasikeitė, tačiau neegzistuoja tas dalykas. O pas vilkus nepasikeitė tas pats. Ar vilkas yra ištikimas draugas, ar kraują ištroškęs plėšrūnas? Ne, vilkas, kada sotus, jis nemedžioja. Griežtai, jis sotas niekada neįs į medžioklę, nieko nepjaus. Draugas yra šeima, yra gauja, tu kažkokį momentą gali, kaip įrodau, kažką pasiekęs tokį rezultatą, kad gali būti kažkur tai gaujotojų aptvertoj, kažką vadovauti, bet jei natūraliai jis yra šeima, yra pareigos ir jeigu žiemą, jei tu mėsos jiem atneši, gal jis paskui seks, bet tik tai tie, kad labai tas didėjai, šiandien tu esi lyderis, šiandien gali vadas gaujos, bet jau rytoj tau kažkas įvyko, įsidūrė koją, bės pas papuolė, jau tau tik 3 kojos, tu pačioj žemiausio hierarchijoje, labai viskas keičiasi, pagal tavo sveikatą, stiprumą ir išmintį. O kas vadovauja, labai įdomus klausimas, nes kas vadovauja vilkas, nieks nežino, kaip jis renka tą aukščiausią, nes, pavyzdžiui, jie vilkai, kaip eina medžioklę, pajutų žvėrį, jie išeina į poziciją, vien žino, kur kitam mintis skaitų, viens kitų, kur kam eit, o žmonės eina, jie šneka, kur nuvesti tą medžioklę, kur stos, kas pavys, nesusišneka. Nes net žiūrint nesuprantam, o ten yra, nežiūrint, jie žino, kur kam eit. Ar vilkas puola žmogų? Tai jau sakė, jeigu... Ne, tai kokie vilkučiai, jie puola neša vilkiuką, tai jis gali pulti, tu prie pat būsi, gali užpulti. Bet dauguma atvejų yra, atranka buvo tada, kada vilkučius pasimdavo iš urvų, ir ateidavo vilkė gint, juos pagaudavo, nužudydavo vilkę. Ir tada juos atrinko tie, kurie bijo žmogaus. Vaikus paliks, bet negins vaikų, todėl kad urve, aš neku apie urvą, nes žmogus yra stipresnis ir juos atskyrė, ta baimė žmogui labai didelė yra. Ar vilkai yra geri plaukikai? Nu, jie, kaip ir šunys, visi jie geri plaukikai, nes ten jie pas juos tai raumenys, ten yra, kad yra, ten ta skūra, priaugus prie raumenų, ten tai yra kaip kamuolys yra. Tai tokia jėga, jeigu jie gali nubėgti per parą 50 km nesunkiai, 50, o ją sekant 150, 2 savaitės neėsti, išlaikyti tą patį jėgą tą pačią, įsivaizduojat. Tai yra tokia jėga, tokia, nu mes ir anksčiau tokie buvom, kad mažiau valgym miltų. Tikra tiesa. Ko bijo vilkai? Nu, šiuo metu jie jau žino, kad vasarą jų nemedžioja, o bijo labiausiai jie medžiotų, nes juos medžioja. Labiausiai jų bijo, nes jie jaučia, net atskiria medžiotojo nuo grybautojo, jie jaučia tą mūsų visą energiją ir tada medžioklė prasidėjus, žinoma, o dabar dar nelygios jėgos tie šautuvai labai toli šaunantys, žinai, kad nepajunti, nors mirtyje mato, kiek aš žinau, kalbėjau, kad šaušo vilką labai iš toli ir sako, paskui momentą vilkas pažiūrėjo optiką, nors ten nebuvo galimybės, pamatė mirtį, jie mato, jaučia mirtį. Tai vilkas gal sulyg su dvasia. Kaip vilkai reaguoja į šunis?
Nu, šunys, kaip čia pasakoju, kad yra prasidavę už duonos kąsnį ir tai yra labai geras maistas, todėl mėgsta šunys gaudyti valgyti. Ir davikai. Ar esi nužudęs vilką? Nu, buvo laikai, kada aš ten gyvenau tuose kalnuose. Kokiuose? Pamyro kalnuose, ten už vieną vilką duodavo aviną, iš 100 rublių, man reikia išgyventi. Ten buvo vilkų daug, pjaudavo daug avinų. Tai dar teko man vilkus. Ir mane jie apgaudo, paėdavo, mano mėsą suėsdavo. Ir buvo sunku man su jais. Ar kartais šiūras davo mėsos palikti, tada kartais įkepdavau. Daugiausiai mane apvaugdavo. Ko išmokai iš vilkų? Nu, išmokau taip tą matyti pasaulį. Pasaulį ir vilkų taip, kad va vilką tu šiandien pamatai čia ir jis išnyksta. Supranti, vilkų tas būsina yra, tas gyvenimas tik tą dieną, pas jų nėra, kaip visus gyvūnus, tik tą dieną. Ir pasaulyje visą mato, jaučia pasaulį. Nereikia žiūrėti, kad pamatytum, nereikia klausytis, kad išgirstum. Tai tokius vilkų pasaulis. Так, у кого самая большая ситуация? Кто пойдет первый сюда отдавать огню, что сгорело? И дух нас спросит, как выйти из положения. Вот, показали на вас. Иди сюда. Стойте. Стойте. Смотреть на огонь, отдавать все, что не надо, пусть горело. По-русски, знаете, вот человек хочет туда клиниться, но ему не идет, он все равно хочет. Но так клиниться, значит, как это получается? Не, если клинить, Китай. Если справиться, русская лобагера пасакита. Ну, это... Не, клиниться, то вот тебя не идет, ты все равно хочешь туда залезть к каким-то людям, а тебе хочешь показаться, тебе вообще это не надо. Понимаешь? Что не надо, ему уже не надо никуда не клиниться, понимаешь? И тогда он сам за собой и себя будет появлять себя, а никуда клиниться. А taip? Taip. Matai, viskas aišku. Bendrai apie vietą, kur esame, galėtum papasakoti? Jo, šia vieta bendrai yra buvęs ne čia kultūrnami, šokiai 23 metų buvo, tais laikais nebuvo elektros, atveždavo filmą, sūdavau. Ir aš apie tą vietą per daug nežinau, bet čia vis dar renkusi žmonės. Ir aš važiavau grįžęs iš kalnų iš tą vietą. Ir aš numaniau, kad man patiko tuščia sodyba, 10 nieks negyveno, nieks numesta, daužytais langais. Ir aš galvojau, kad čia gal vieną žiemą pagyvent. Tai buvo medžioklis laikmetis. Tada tą namą aš gyvenau ir medžiau ir ūkį dirbau Šunskuose. Tą namą mainiau ant 10 usūrinių kailių. Viską kaip tais laikais. Ir žemaičiai, mane tie žemaičiai viską. Aš tik pasakiau žodį, kad aš noriu čia pabūt. Ir man atsiuntė mašiną, mane parvežtų mane pasitaręs. Telefonų nebuvo. Ir sako, atvažiuoju žemaitį, sako, nors adresą davus, ten mane rado. Ir sako, pardangint atvažiavau, kur aš važiuosiu. Atvežė mane, kaip Amerikos filme, išdaužyti langai su 3 šunim. Ir sako, gerai, kitą dieną žemaitį, kitas elektrikas įlipo į stulpų ir pajungė man elektrą, nes elektros nebuvo. Ir nebuvo išjungti, jau tik lemputį. Ir jis man sako, nu va dabar galės savo knygą skaityti vakarais. Sakau, kokia knyga, nei knygos nėra, nei stogo nėra, bėga vanduo. Bet toks gyvenimas čia prasidėjo. Jam buvo įdomu, kaip aš čia gyvensiu. Man pačiam įdomu, kaip aš čia gyvenu. Čia mistika. Pažiūrėk. Čia mistika. Mistika ir ta mistika įsikūrė tą žvirinčių, čia Lietuvos mastu. Aš turiu apdovanojimą Bergo premiją, kur nuopelnus gamtai labai rimtas yra apdovanojimas ir čia ta ekologijos mokykla. Dabar kažkiek pasikeitė sistema. Tam miškų, tai gal paskui ateis vėl grįžt atgal viskas, daug vaikų, čia skirta vaikam, pamatyti žvėris. Čia ne zoologijos sodas, nes zoologijos sodai kažkaip jau turės kitą formą žiūrėti. Žvėris turi būti laisvi, pusiau laisvi, nes, kaip sakau, lūšys gyvena aptvare, bet jos galvoja, kad mes už tvoros. Nelipa per tvorą. Laisvės supratimas to. Ime? Nailė. Čia? Čia tai скажи. Čia. Объясните, переведи. Сейчас пусть будет. Все ясно. Надо быть уверенность больше. Тогда все будут вокруг уверены. Уверенность. Понимаешь? В себе уверенность, все вокруг уверенности.
От тебя это зависит. Если сбиваешься, значит там рассыпается все. Уверенность, так, бери силу, все так, так и так. Конкретно показали. Уверенность. Tai. Galėtum papasakoti trupučiuką apie pirtį. Kodėl žmonėms verta eiti į pirtį? Nu, pirtis, va šitą, manau, apima savo. Pirmiausias, mano pirtis 64 metų senumo, 64. Buvo be stogo, tik stogą uždengiau, tvarkiau, ką patijau. Ir pirmiausia, man tos pirties nereikėjo, bet važiavo iš Rygos draugai. Įsivaizduoji, apie namą net nežiūrėjau. Tas buvo sportininkai, manau, ir esantys dar, sako, tvarkom pirtį. Ir visas pastangas dėjai man į pirtį, ne į namą. Ir pirmiausia, atgijo pirtis. Ir tos durys tos pačios sukaltos su kreivais vienim tepilikų, jų sukalta, žinai. Tai va, tas vis prisiminimas. O pirtis, nu, aš tą pirčių, sportė buvo kažkiek, tai užsiminėjau, pirtis reikalinga buvo, bet aš tai net nejau fanas. Manau, krašte Prienų pusėje tai nelabai pirčių buvo. O čia Žemaitijoj labai. Prie kiekvieno namo toliau namų stovi pirtys. O taip, kaip dabar galiausiai viską parodo, kaip daug žmonių bendravo teko su pasauliu, tai pirtys yra viena iš tų formų, kaip atgaivyti save. Ypatingai šaltą žiemą, šaltą rudenį, kaip sugrąžyti viską atgal, nes viskas sušala, kojas sušala, viskas įšala ir jie, tie senesni žmonės, sako, atsigula, jau 2 savaitės kojus atšyla. Tai nuvestim pirtį, tikrai jam atšils tos kojus. Klausyk, vienas mano mokytojas pirties, ar ne, sako, kad pirtis tai yra apie sveikatą ir nereikia maišyti tai su kažkokia ezoterika. Ar jis teisingai pasakė, ar ne? Nu, nežinau, bet jeigu nereikia maišyti, tai, pavyzdžiui, visur, jeigu paėmus kaip visi, įdomiausia buvo tokia moteris važiavus, tai, pavyzdžiui, aš net pirmus mačiau, atėjau prie šulnį kalbėti, šulnį yra šulnio dvasia. Sakau, atėjo su dvasia. Įdomu, čia yra šulnys, kelių šimtų metų net gali būti, pokalbiai vyksta. Tai aš noriu pasakyti, visur ir visada yra ezoterika. Visur, nes tai yra namas, vapasas daržinį, gyvena ten kažkur po skėdrom, kažkokios dvasios, kažkas vėl. Gali maišyti, bet jie yra. Ta dvasia, ta energija. Ateini į kitą pirtį, kai čia žmonės važiavę, sako, ten, kur geriama daug šnapsų, ten baliai, sako, išėjau, pirtininkas, sako, išėjau, negaliu būti. Nes tai yra palikta kažkas, supranti. Tai jei jūs nebūtų, tai būtų vienodai. Teik į namus, kur vyksta baliai. Arba keikėsi pa žmonės, kur sienos nukeiktus. Įsivaizduoju, tai negali būti. Klausia, ar taus nukeiktus, kas gyveno, naujos gerai. Nuvalyta siena sunku. Tai viskas iš tikrųjų yra. Tik mes galvom, kad čia nieko, gal to neprisek, bet čia ezoterika yra, nes Sibirė, sakau, išeina tik tai užpakaliu, kaip pas karalienę, sako, ateini pas karalienę, išeini užpakaliu, priekiu negali išeiti. Atskirštų palnių gali. На коне. А так идет информация, что ему надо среду чувствовать окружающую. Это самое страшное, потому что опасная среда вокруг его. Ну, половинка пленка. Ты не видишь, идешь, как будто можно на банановые листья поскользнуться, упасть. Самое главное, среда, ты должен контроль держать свою среду. Потому там очень идет все, потому что не по тебе работает. Конкретно, среда. Окружая среда, самое главное. Там может ситуацию содержать. Да, daug grūdų pilgūnai. Pakalbam apie moteris, ką? Jo, pakalbam. Kokius klausimus užduoti susitikus su nepažįstama moterimi? Jokių. Jokių? Jo. Žiūrėti ir šipsuotis, ar ne? Jo, pajaus moterį. Geriausia ją pajaus yra. Išgirs gali nepasakys, ką nori, bet geriausia pajaus, ką jį nori. Tai yra pats aukščiausias lygis. Norint pačia atvažiuok ir išmokysim. Yra pojūčių požymiai. O. Kiekvienas vyras turėtų vesti. Juk laimė nėra svarbiausia gyvenime. Nu, laimės tokios, kaip supranta laimė, žinai kas. Tai va, kažkas supranta laimę be moters. Be moters tai yra visa nelaimė. Tai visi jau čia yra nelaimė rimtai. Jeigu be moters, kas kaip dabar sako bažnyčia, moterys sukūrė žmoniją. Moteris sukūrė žmoniją. Tai va, jei nebūtų moterų, žmonijos nebūtų. Ir dabar tavo Lietuvoje lygiai tas pats, kada moterys jau nekuria kitos, gali kurti tą Lietuvos žmoniją, bet jos nieko atsisako tai daryti, supranti? Jos sustabdo tą visą dalyką. Ir aš skaičiau, tai 2 pusės yra, visi paukščiai žvėrys, vis turi 2 pusės. Po vieną tik tai arba invalidas, arba negalintis nieko. Tai čia jau kita misija žmogus. Bet jeigu viskas tvarkoja ir kažkas galvoja ant durniaus pragyventi, neišeis.
Durnius. Visos moteris prisimena vestuvių tradiciją, bet neprisimena tradicijos prieš vestuvės būti nekalta mergina. Tiek tų dalykų, kiek tokių dalykų labai visą tai keitėsi metų, tūkstantmečių. Tai yra sunku pasakyti, kaip kas supranta, kultūrų tradicijos yra, kurios yra žmonės įsmausta į galvą, bet labai sunku, nes pradžioje, ką pas mus sakau, būdavo, jei vyras blogas medžiotojas, moteris pasima plunksną ir išeina pas kitą vyrą. Plunksą įsmeigia, aš čia gyvensiu. Tai buvo tokie laikai, gal iš tų laikų imkim, kad viskas yra svarbiausia vaikai. Tai va, jei nėra maistų, nėra vaikų. Išeina pas kitą. Kad nereiktų maitytų vyrų. Vyrai turi maityti moteris. Medžiotojai. Moteris nebėra tokios pačios. Jokios ištikimybės. Nu, kaip supranta, kas ištikimybė, aišku, kai brokšta, tai čia kita šneka. O jei tai paslaptis, kurie kažkada paskui nesvarbu atsiskiria, tai čia labai tos ištikimybės net nesuprasi. Čia mūsų galvoje daugiau ištikimybė, kurie supratimas pasaulio, bet tik tai tiek, kad dabar tokie laikai, kad jeigu, kaip skaitosi, tavo židinys, moteris ir vyras kažkokia ir kažkas sujaukia, tai yra svarbiausia. Nejaukia gal ne, o apie jaukia viską, tai, žinai, viskas apsiaukšmuoju, viskas išeina, visi išeina savo pusės. Pavojinga. Bet vis dėlto, anksčiau mergaitės buvo labiau nekaltos, taip? Buvo toks laikmetis, visi dabar jau ateina kitas laikmetis, visi jautėsi tą kaltumą, kaltumas visur tu kaltas, visur nuodėmė, o kur ta nuodėmė, čia žemė ar kažkam, tai tos nuodėmės nėra čia niekur ant galo, kur mes suvokiam tą nuodėmę. Aišku, jeigu kažką tai apgavai, tai nuodėmė, apgavai tas žmogų, o čia kur ta nuodėmė mes sunku pasakyti. Taip, čia kultūrų supratimo yra aukštas, o mes tai buvom visada tokie laisvai mąstantys. Daugiau mes prie tų buvom, nespaudė moterų mes nebuvom. Сегодняшний лозунг у нас было, сегодня на горе были, на кургане 7000 лет тебя подходит. Есть два вещи в жизни. Смерть и рождение. А больше все это ерунда. Понимаешь? И как идет, как делаешь, то там будешь, то там ничего не меняет. Два вещи. Есть дети, самое главное, как рождение, как будущее. А остальное все. Это смех. Посмейся, иди, не обращай внимания никого. Все просто. Две вещи. Жизнь и смерть. Vyrai žiūri į moterį, bet nesusipažįsta. Kokia to priežastis? Nu, gal jie nedrįsta, yra nerasių vyrų, kur nedrįsta susipažinti. Žinai? Žinau. Paskui kiti galvoja, ilgai ruošiasi, jie įsivaizduoja moterį kaip paukštį. Kad ar tu prie jėsi pakil, žinai, paukštį reikia pasiviliuoti. Tai va, jos ilgai viliuosi, net taip ilgai, kad jos pabėga nuo jo. Daug yra tokių trūkumų. O taip, jo, ryžtingumas ir ypatingai, jai patinka, tai jie iš vis tą stengiasi nerodyti, nes yra pavojingai, kitas toksai uždanga yra. Jis nepasirodyti, kad patinka. Dega viduje, bet negali. Čia daug tokių kulių žmonių dar pas mus yra likę. O daugelis tokių yra, kur jau tiesiog kažkas nors biskį patinka, per daug save įvertina ir išbaidos paukščius. Kas laukia moters, kuris sugriovė šeimą? Jo, tas yra pavojingiausias dalykas šeimos, kada vaikai yra. Čia yra taisyklės gamtos, yra, kiek žinau, būna prakeiksmai būna. Jeigu veda ilgai vyrą iš namų ir tas veikia, ir paskui gali pasibaigti blogai, nes viską prarasi pati į to vyro, nes negalima. Tai vaikai yra šventas dalykas ir taisyklės abiem užaugyti. O po to, kaip jūs nors gyvenkit, bet vaikai paliekami šventumui. Šeima sukuriama ne santuokoje, o tik gimus vaikams. Šeima be vaikų nėra šeima? Ne, čia yra, visais laikais buvo, net pas vilkus buvo, kad, pavyzdžiui, kas nors būna, važiuoja vilkas žuvų, ir gali net vilkas ties tuos vaikus svetimus augyti. Su vilke gyventi, padėti užaugyti. Net tokiu atveju buvę. Yra gamtoje, nes jis ateina ir mato, kad reikia pranešti maistų vilkiai, tas dalinasi, ypatingai po karų buvo visur, dabar tai Ukraino gali būti, nes daug yra vaikų, moterų, kur ateina vyras, tai jis nieko nesiekia, bet padėti. Ir tokie kaip jausmas pareigos, supranti, padėti, tai buvo tas aukščiausias lygis, tas buvo po karų, tai čia pas mus niekas ateina, negalvodo nieko apie save, reikia užaugyti. Bet jeigu šeimoje iš vis nėra vaikų? Iš visai šeimų, jei Dievas nedavė, tai viskas tvarku, nes vaikai iš dangaus. Pinigai dėlį vaikai. Jei Dievas neduoda, tu negali pykt, nėra jų, nesugalvos. Kitam gyvenė pasimsi vaikus. Šiam gyvenė be tu gali apsėti.
Nu, jei kas paprašys kitas vaikas, tu pasimtum jį, gal tai yra. Bet tik tai tiek nepergyvent tau nedavė iš dangaus vaikų, tai šitam gyvenime kitam gausi. Самое главное оставаться гордой. Чтобы не было, не продай, не дай никому гордость свою. Тогда жизнь будет... Это грех. Да не грех, это гордость. Слишком гордо. Ну нет, не гордыня, а гордость. Внутри гордость это ты, и тебя сила, это энергия в тобой. Если скажешь я никто, значит ты никто будешь. Потому гордость не гордыня, а гордость, потому что ты такая. Вся душа твоя, это тело, все. Но не продавай, не давай. Видишь, как все. Ясно показали. Santuoka nėra baisi, nes bet kada gali išsiskirti. Tai tikroji šiuolaikinės moters esmė? Ne, bet kada gali išsiskirti, nėra viduje to prisitaikymo. Kada jeigu yra aš darau kažkokią santuoką, kaip skaitosi, tik mirtis įskirs. Jeigu paduosi priežą kaip čigonai tokį, mirtis įskirs, tai yra nieks tavęs neįskirs. Jei įskirs, tai jei tu mirsi, ta mirs. Jei tam tu pasak, bet labai sudėtinga santuoka, tai visi bijo, net jei būna, pavyzdžiui, surišami žiedai plaukais. Ir vien netrištų jų, ir paskui ugnis jos atskiria, ir tokie visokie ritualai yra specialūs, kur jeigu mes iki mirties nutarėm, ir padarės tą visą mirties apžadus. Tai va, kol gyvi, abudu gyvi, o ne tai išeina, negali skirti. Iš kitos gerai pusės prisitaiko, vienas labai kitą myli vertina, nes ar buvo tokių įvykių, kada ateina vyrukas, vežimėlį vaikas mažas, ir tam vyras toks išgėręs, jis nesiskaito su tai moterim, vaikas mažas metų. Aš matau, pasačiau vyrą prie medžio, ir saklausiu, pasisakau, šitą tavo žmona pirmutinį? Sako, jo. Paskutinį apsurikau šiam ir jis išsigandų, vertys. Daugiau jis niekada, žinos, kad nebus daugiau žmonų, jis tą ją mylės. O dabar jis neskaito. Tai va, tas skaitymas, jis yra, kažkas turi įdėti, kad va tau yra duota ir tu pasiimk, turi reikia džiaugtis. Tą dalyką reikia daryti. Padėti mums. Конкретно. Никого не догоняй. Ничего, как по-русски. Nieko negaudyk, nesivyk. Supranti? Nei laiko, nei įvykių, nesivyk. Kada vėjėsi, tu galvoji, kažką pavysi, nieko nepavysi. Viskas atam priekį, tebėt, būk tam savo laikė. Nedakania никого. Padorūs vyrai neverčia savo žmonų dirbti. Čia nėra to santykio dirbti, supranti? Čia nėra nei darbas, supranti? Jeigu padorų žmogus, abudu padori žmonės, ten nėra nevyresimo, yra bendras buvimas. Ir kas įvaizduoja, jeigu aš kažką nešu, aš kažką verdu, arba tu verdi, ir kitas sėdė laukia, kas padarys, taip nepriimta. Abudu kažką daro. Čia nori, jei yra vaikas, tai abudu kažką daro. Čia yra toks žmogų, kaip vidinis susitarimas, supranti? Nes čia toksai pojūtis. Jeigu kitas yra ponas, tai skaitosi labai gerai pasita, kaip tu nori būti karalienė, jei tavo vyras ne karalius. Supranti? Pirmiausia, padaryk vyrą karalium, tu būsi karalienė. Todėl čia nėra santykis, visas santykis apribotas tiem, kaip jiem taip gerai ir taip tegu būna gerai. Bet jeigu tu nori padaryti to, kaip nėra, tu to nepadarysi. Nes taip nepervesi kito žmogaus kitaip. Jeigu jis pratęs darys, ką darys, jei jis nepratęs, tuo pačiu jis skiria iš karto, žinai. Jis netarnaus tau. Sakys, aš taip iš karto tą pantų žodžių jis išeis. O jei sutinka, tai, bet reikia daugiau žiūrėti tai, nes neimt vyrų mazgočių, kurie klauso, nusilenkiauja, o paskui, kada jie pasima tave ir paskui jau jie, jau kada pasiėmė, susirašė, da vaikai, jau tave nevertina, tai atsiperka visai už tai. Čia yra, nori tave pasiekti, tu duodėsi tam per kažkokius tarnavimus, kad neša kiekvieną gėlę, viską daro, į vieną momentą viskas sustoja, apsisuka ir jis jau tave pasiėmė yra vaikai, prijungia tave ir jau tave nesiskaitymas. Tai baisiausia yra. Nu, kaip Turkija, kiti saldainiai, žinai, pakuoja viską į saldainį, labai saldu gražu, ir tik tai tas ateina laikas, jau tu nupiniekuo. Tai uždaro. Bet Lietuvoje, žiūrėk, dabar labai dažnas atvejis, kad ir smurtaujama, ir šiaip nužudoma net moteris yra. Ne, čia yra į toj pusėje, bet daugiausiai santykis, aš manau, yra toks, kad žmonės absoliučiai negali sutvarkyti su savim. Nesutvarko emocijos visą kitą, nes laikmetis nėra labai lengvas pagal viską ir visi visokie ligos, viskas paveikimai tie, ekonominiai viskuo ir žmonės išbalansuoti. Išbalansavimas pasaulio, visas miškai kertami, viskas naikinamas, viskas tą baimę kelia aplinkui. Į baimę kyla visur. Ir viduje, ir da viskas nevaldomas dalykas yra.
Ar dirbanti moteris daro gėdą vyrui? Čia šis susitarimai tarpusiai, susitarimai gėdos jokios, tokios gėdos absoliučiai nėra. Kaip jie mišėnė taip daro. Čia niekas nekalba, ar taip gėda, man nėra gėdos. Jei patinka dirba, nepatinka nedirba, čia apie tai net klausimas nekyla. Vyras turėtų mokėti už moters norus? Mokėti, jis turi ko mokėti, o jis neturi ką paimti. Ar vyras turėtų mokėti mokestį už tai, kad moteris atkreiptų į jį dėmesį ir skirtų laiką vyrui? Nu, matai, pirmas dalykas, už kažką mokėti, gal iš pradžių, kaip tie žaidimai vyksta, žinai, kad poravimo metu paukščiai plunkstos, viskas vyksta, šokiai, viskas mokama yra. Bet paskui viskas taip baigėsi ta scena, tada jau skaitosi eina visi savo vietas. Ir ten supranti, jei žmonės kiekvieną, aišku, jis turi galimybės moka, bet jis neturi pinigų, ką iš jų spausi. Apie ką moteris turi su tavim kalbėti, kad tu manytum, jog jį protinga? Nu, nežinau, čia labai klausimas toks sunkus, man nuomonės su žmonių. Įsilaimės moterį dabar įsilaimė labai reiškia. Tai iš tikrųjų, tai mano draugas sakė, neimčiau nesilaimės moters. Supranti, nes įsilaimės tai duoda mąstymą, supratimą, tai vis tiek turi, jeigu žmogus turi kokio lygio, tokia moteris turi būti prie jo lygio. Jeigu moteris, tu pasimk durną kokį. Į ką sukurtų įdės, bet atvirkščiai paimk, negali ką aš negėti, nesupranti, ko nori. Supranti, tu nori įsiverkti, jis juokiasi. Tai čia atsirinkti reikia tą dalyką pirmiausia. Moteris sako, kad mes nieko neturime daryti dėl vyrų, bet vyras turi už viską sumokėti. Nėra sakymo, čia yra veiksmas, o veiksme scenarijus skirtingas. Yra veiksmas, yra meilė, yra pojūčiai ir ten klausimas nekyla. Jei nieko nėra, tai klausimai kyla. Pirmiausia, ieškokit meilę tą. Очень сильный дух внутренний. Дух есть человек. У тебя очень большой. Ты не в сельсовете. Должен быть в сельсовете. Потому что это возраст, когда советиться приходят люди, группа людей, которые дают советы, понимаете? Вот этот дух очень старый дух из того предка, не знаю откуда. Вот такой. Важные люди были. Какие-то, да? 100-200 лет, не знаешь, где ты был. Ну, посмотри свои корни. Дай зерно. Дух. Что не погаснет, когда твой дух. Все можно сделать. Berniukas gyvena taip, kaip krenta kortos, o vyras gyvena taip, kaip sako jo žmona. Nu, jo, yra vyrų, kur klausiu žmonės, patarimų jie visada, nes jie iš tikrųjų moterys daugiau matų pagal tą pojūtį, žinai, intuiciją, pas jas geriau prisitaiko viską, labai reikia su jai tartis konkrečiai reikalauti, bet kokius klausimus, jeigu tau moteris, tu jai turi šnekėti, netartis. Visais laikais, net Mindaugo laikais, da, kaip žinau tą istoriją, kad Mindaugas norėjo antrą žmoną pasimti, tai ta Morta, jo pirmoji žmona, sako, mano seserį. Tai to Domanto yra žmona, tai atimė iš Domanto žmoną, jisai, tos Mortos seserį, tais laikais, tai jis tarėsi. Jau tada pradėtas 1000 metų beveik atgal, 800 kiek čia. Suprantate, jau tarėsi, visada tarėsi, tai yra, tarimasis yra labai svarbus dalykas, nes yra jos nuomonė. Tada gyvenimas eina į vieną. Tai va. Alkoholis nepadeda rasti atsakymų į gyvenimo klausimus, jis padeda pamiršti klausimą. Ne, čia yra priklausomybė, dvasia alkoholio, čia yra būdai dėl įvairių. Vienas žmogus būna kažkas tai pas jį atsipalaidavimas kažkoks tai duodamas, įėjimas į kitą dimensiją. Nebūtina alkoholį tie visi priemonės, kuris įėjimas į dimensiją, o ta dimencija paskui apvaldo žmogų ir sunkiai kitas neišeina net iš tos dimensijos. Tai yra čia jau jis nebegali, nes jau įvaldo tą dvasią. Iš tikrųjų tai yra dvasia tų. Įmanoma kažkaip ją atsikratyti. Atsikratyti gali tada, aš juos išvežčiau į kalnus, Pamyro, į viršūnės, kur parduotuvėje 500 km, kur vyrai nelaikė moters rankose, 50 metų neturėjęs net moters rankose. Ten tik tai jaka ir sniegas. Ir palikčiau aš juos, sugrįžtų tikri vyrai. Tai atsikratimas jau 100%. Tas, kuris ginčiasi, turi supuvasi sielą? Ginčiasi nuomonės įrodymas, čia atveju jis gali gerai, kad ginčiasi, nori kažką savo įrodyti, tai tuščiai ginčiasi, tai beprasmiškai yra šiaip savo emocijų kėlimai. Kiekvienas gali rasti savo naudą gyvenime. Naudos tokios nėra, nauda nėra. Vietų žiūrai naudą, kaip sako, velniai gaudo naudą. Nes nauda yra, paprasčiau šnekant, yra kažkas prie kažko, kad kažkam būtų patogiau geriau. Tokia va nauda, bet daugiau reikia žiūrėti į tą, ar tau patinka ar ne. Tada, jei tau patinka, pats įsirenki, ne kas tau patinka, tada yra labai gerai, nes tu esi už tai atsakingas.
O jei apskaičiuoji naudą, jas neįmanoma apskaičiuoti naudą. Plaukiok toliau. Jo, plaukiu, tas aš plaukiu, sakykit, nieko nesipareigau. Plaukit. Nenori? Gera profesija plaukiu. Kur paneš, tik burės iškelt. Didžiausia norų išsipildymų paslaptis. Paslaptis, reikia pirmiausia norą iki galų apsvarstyti. Štai taip sakau, 40 dienų reikia rašyti norą, ir po 40 dienų tu tą norą pamatai, kad moteris rašo 40 dienų, kokio vyro nori. Po 40 dienų atsiverti savo sąsiuvinį ir sako, tokių vyrų nėra. Ne, bet o realiai dabargi sako manifestacijos, ten ir panašiai, ten rašyti būtinai. Kitaip, ne, paprasčiausiai, jau čia senoviškai. Eini po liepą, sena liepa kelių šimtų metų, atsisėdi ir pasakai, liepa ant kosmosą siunčia mintį. Tu galvoji, va tokį žmogų, atsiūs mano žmogų, ten prašai. Ir viskas. O paskui eini po ąžuolų. Gal mėnesį įdėsi, ąžuolas gaudo anteną. Ir tada eis mintis, kurį pasigauta vyra. Tai sunkus darbas. Kaip su amžiumi išvengti marazmų ir išsaugoti protą? Visas gyvenimas turi būti nuotykiai. Nesibangys nuotykiai kažkokie įvykiai. Ir nenurašyti niekada save. Ir nėra laiko, kada tu išeisim pensiją. Jos nėra pensijos, nėra laiko, yra tavo būsena. Jei tu būsena turi tą, tau nereikia daktarų, tau nieko nereikia. Jei tu būsena pradėsi galvoti, kad tau koja skauda, ir tą koją atims kitą koją, po to jau rankas, ir tu jau atsigulsi ir sako, daktarai, per anksti atsigulėjai ir gulėsi. Kaip parodyti savo vertę, neištariant nė žodžio? Nu, darbais. Paklaus, ateina žmogus, pas mane, ką tu padarėjai? Nu, matai, akmenys stovi, ten vilkas, čia yra darbas. Ir tu galvo, ką nors, aš sakau, kažkoks šamanas iš karto, ką tu padarėjai? Jie kažko įvardina, bet jis nieko nepadaręs. Parodyk. Nieko negali parodyti. Taip, darbai. Darbai tau rodo viską. Mes padarom kažkokį pėdsaką darbų. Supranti, kad žmonės eina. Tai va. А можешь вопрос какой есть? Может, ты получишь ответ какой-то. Ну, такой вопрос, который не решается. Как почувствовать, что вот именно ты уже твоя не первая душа, потому что любая душа... Ну, тебя не... Нет, человека, как ребенок ведет, мальчик, скажет, всю жизнь мальчик. Если он умрет мальчиком, такая душа его. Он такой, не понимает, что здесь творится, трудно понять это. А зрелый вот такой мальчик сидит уже, девочка как старая душа, видишь, он уже нас все знает. И он старая душа уже? Он такой средняя душа. Ką išvis gali duoti kalnai? Kalnai ir tokios sąlygos, ten labai tokios sunkios sąlygos, gamtos sąlygos, lavinos, sniegai, aukštis lygiai, visai kita saulė, kita gamta. Tai labai stipri gamta ir duoda tave užgrūdina. Jie supranti, kaip bendrauti su aplinka. Jei tu gyveni vienas, draugauji su kalnų dvasia. Ir tu jauti tą dvasios pulsavimą. Ir gali net pagalvoti, kada badas tau jau tave valys į kapus, kad tą kalnų dvasia paukščiai atsiūs kurapką, man tokių atvejų buvę. Kad rasim atsiūs maistų. Visur yra bendravimas su tai dvasia kalnų, kuri tave globoja, jei tu ją gerbi ir prašai nuolankiai jos. Tai ta vibracija, nes visur, kiek čia eini miškiai, tai gali visko rasti, ten lavinus, akmenys, sužeidimai, esi vienas. 200 km vieno žmogaus. Tai kiekvienas tavo liga, arba kažkoks net ten peršalimų nėra. Bet tai yra priklausos nuo aplinkos tavo gyvenimo tolimesnis dalykas. Kaip į pas mus, prieš 7000 metų, kur buvom Duonkalnio žynys yra, 7000 metų gyveno tie samečia, tai yra žmonės, daugiau nieko gamta. Ir tu nuo jos priklausai, ir tu ant tiek tu ją turi išjaus, kad gyventum toliau. Taip yra. O tie davė kalnai man tą stiprybę ir supratimą pasaulių. Jeigu aš noriu tai supras, galiu ten liku mano urvas, piščera, yra užrista akmenių kalnuose, jei kas nori, gali nuvežti, tai paliktas šios. Ir ten yra šautos paliktas, ir kailį, nežinau, gal kailį kitus pasigaus, ten yra žmonių. Ten yra tik paukščiai ir kalnų avinai, nes ten yra ganyklų. Ir neina arkliai, tik žmonės. Tai va, kur turiu paslapčių namą. Jei kas ar Amazonę, išvežčiau ten gyvent, ką nors. Nu, viskas. Vilkas pasigalėjo kumelės, paliko uodegą ir gyrė. Kaip tu sakai, kad uodegą ir gyrė, nieks nevalgo. Jo, tada jis paliko. Nu, pabaigai norėčiau pasakyti, mes dalis gamtos, jauskime ją, jauskime aplinkos, svarbiausia, jauskime patį save
įkurkime kolektyvinę sąmonę, kad jaustum tą aplinką, mes esam bendruomenį, kur mes bebūtum reikalinga petis viens kitų. Nu ką, viskas. Brangieji, į pirtį visi einam. Ne? Pirtis laukia, pirčiukas.